Pagalvokim, kas nutinka, kai kalnai, kurie atrodo turėtų skirti, staiga virsta takais, kurie jungia. Šiandien mes kaip tik ir pasinersime į tokią istoriją Tour Valls de la Marina. Tai žinokit, ne šiaip sau naujas pėstiųjų maršrutas Valencijoje, ne, tai kur kas daugiau. Tai tiesiog atgijusi istorija įrašyta tiesiai į kraštovaizdį. Kalnai jungiančius slėnius. Va, štai čia, šitoje trumpoje frazėje, telpa visa projekto esmė. Ji tiesiog apverčia viską aukštyn kojomis, ar ne? Nes kalnai čia, jie nebe siena, jie tampa tiltais. Tiltais tarp 8 slėnių, kurie atgaivina seniai pamirštus ryšius. Ir žinot, kas geriausia? Šita idėja gimė ne kažkokiam biurokratų kabinete. Ji gimė tarp vietinių žmonių. Būtent Galineros slėnio draugų asociacija, jie metus apie tai svajojo, puoselėjo tą mintį prikelti senuosius takus. Jų prezidentas Vicent Morera sakė, kad tai net ne projektas. Tai išsipildžiusi svajonė vėl sujungti tai, ką laikas ir istorija buvo negailestingai išskyrę. Tai kasgi buvo ta pradinė kibirkštis, ogi suvokimas, kad tie takai tai nebuvo tiesiog praminti keliukai pasivaikščioti. Anaiptol, tai buvo tikros regiono kraujagyslės. Įsivaizduokite, jomis tekėjo viskas – prekyba, naujienos, jomis keliavo meilė, mezgėsi draugystės. Iš esmės, jomis vaikščiojo pats gyvenimas. Gerai, dabar truputį skaičių, bet jie tikrai įspūdingi. Pasiruošę? 128 kilometrai ir daugiau nei 5,5 tūkstančio metrų pakilimo. Kad būtų aiškiau, tai tas pats, kas įkopti į Mont Blancą, nuo pat jūros lygio. Bet žinote, esmė čia visai nesportiniuose rekorduose. Visas maršrutas išskaidytas į 6 etapus. Tarsi sakydamas, neskubėk, sustok, įkvėp oro, apsidairyk. Esmė pamatyti, o ne prabėgti. Žinoma, už tokios didelės vizijos visada stovi konkretus žmogus. Šiuo atveju tai Joan Elis Andris. Įsivaizduokite, 8 metus. 8 metus jis praleido tyrinėdamas, ieškdamas, jungdamas takų fragmentus į visumą. Taip, jį įkvėpė tas legendinis Tour du Mont Blanc, bet jis nenorėjo tiesiog kopijuoti. Jo tikslas buvo sukurti kažką autentiško. Maršrutą, kuris kalbėtų, unikalia pačiom Marina Alta regiono kalba. Ir čia nebuvo jokio chaoso, jokių atsitiktinumų. Anaiptol, Andrės turėjo labai aiškias griežtas taisyklės. Pirma, naudojami tik autentiški istoriniai keliai, jokių naujadarų. Antra, maršrutas privalo kirsti kaimelių širdis, jų aikštės. Trečia, kelias turi atverti akis, parodyti paslėptus paveldo perlus. Ir ketvirta, kas be galo svarbu – socialinė grąža. Idėja tokia, kad keliautojų pinigai liktų čia pat, vietinėse kavinukėse, mažose svečių namuose, o ne nutekėtų į kažkokias didžiulės korporacijas. Bet suprantate, šis maršrutas tai ne vien kilometrai ir gražūs peizažai. Oi ne. Kiekvienas posūkis, kiekvienas samana apaugęs akmuo čia turi savo istoriją. O dabar paklausykime kelių tų istorijų, kuriomis pristatymo metu pasidalino pats maršruto autorius. Pavyzdžiui, ar teko girdėti apie Saginerą? Tai toks vietinis baubas, tamsos būtybė, bet čia esmė ne tame, kad tai šį pasaką vaikams gąsdinti. Kelionių gydė šios legendos pasakojamos labai sąmoningai. Kyla klausimas, kodėl? Ogi tam, kad ryšys kurtųsi su šiuo konkrečiu kraštovaizdžiu, su jo dvasiomis, o ne su, tais standartiniais globalizuotais drakonais ir princesėmis iš filmukų. Buvo sakoma, kad Sagineras yra ramių valandų, vienatvės ir tamsos draugas, priverčiantis net drausiausius vaikus bėgti namo. Įsiklausykit, vienas sakinys ir iškart pajuntė tą prieblandą, tą senojo kaimo atmosferą. Štai čia ir yra tikrasis paveldas, ne kažkoks dulkinas eksponatas muziejuje, o gyvas jausmas, perduodamas iš lūpų į lūpas. O dabar dar viena mįslė. Tikras detektyvas. Pažiūrėjus į senas daugelio regiono namų duris, kyla klausimas, iš kur tokia mediena? Ir atsakymas, tiesą sakant, stulbina. Ji atkeliavo per Atlanto vandenyną. Taip, tai amerikietiška pušis, kurią vadina Mobilo mediena pagal Mobilio uostą Alabamoje. Tik pagalvokit, medis augęs Apalačių kalnuose virsta durimis Ispanijos kaimelyje. Štai jums ir globalizacija vykusi 100 metų iki interneto išradimo.
Pats autorius pasakojo apie vieną momentą, kurį pavadino didžiausiu savo atradimu. Jis tiesiog jautė, žinojo, kad kažkur tiesiog privalo būti senas takas jungiantis du slėnius. Ir po ilgų, tikrai ilgų paieškų, braunantis per brūzgynus, jis pagaliau jį rado, tą originalų akmenimis grįstą kelią, vedantį į Laso Lanetą, visiškai apleistą užmirštą Moriskų kaimą. Tai buvo lyg atverti laiko kapsulę. Ir tada Andrės pasakė, man vien šio tako atradimas atpirko visą įdėtą darbą. Ir šie žodžiai, man atrodo, tobulai apibendrina visą projekto dvasią. Tai ne prie akmenis ar purvą, tai įrodymas, kad kalnai iš tiesų jungia. Su viena sąlyga. Jei mes nepamirštame takų, kuriuos kadaise pramina mūsų protėviai. Bet šis kraštovaizdis turi ir savo sielą. Ir ta siela ne visada buvo šviesi. Po to idiliško, atviruko verto vaizdo fasadu slepiasi gerokai atšiauresnės istorijos. Istorijos, kurios tiesiog įsirėžusios į pačią žemę. Šiais laikais mes labai mėgstam romantizuoti kaimo gyvenimą, ar ne? Ramybė, gamta, tyras oras. Bet autorius labai aiškiai primena, kad realybė buvo, švelniai tariant, kitokia. Tai buvo pasaulis, kuriame viešpatavo ne tik grožis, bet ir skurdas, ligos, nuolatinė baimė. Tai buvo uždaros bendruomenės, kur kiekviena diena buvo tiesiog kova už būvį. Ir tos kovos randai matomi netgi kraštovaizdyje. Pažiūrėkime. 1885-ieji baisi choleros epidemija nusineša per 100 gyvybių. Kokia to sėkmė? Architektūrinė, atsiranda viešosios skalbyklos kaip higienos priemonė. Vėliau, 1909-aisiais, įkuriama Raupsuotųjų sanatorija ir jie apjuosiama siena. Siena, kuri, kaip pasakojo vietiniai, turėjo sulaikyti ne žmonės, o pačią baimę, kad oras neištrūktų. Ir galiausiai, ko gero pats skaudžiausias istorijos puslapis. Autorius meta iššūkį tam patogiam įprastam pasakojimui apie Moriskų išvarimą 1609-aisiais. Jis sako, sustokim. Tai nebuvo kažkokių svetim šalių išsiuntimas, tai buvo vietinių žmonių ištrėmimas, tų pačių žmonių, kurių protėviai šimtmečiais arė būtent šitą žemę. Ir toks požiūris, žinote, visiškai pakeičia suvokimą, kas yra savas, o kas svetimas. Ir štai taip, visa ši kelionė per šimtmečių takus ir istorijas mus atveda tiesiai į šiandieną. Į horizontą, nes visas šis pristatymas baigėsi ne tiesiog mandagais plojimais, jis baigėsi aistringu, netgi desperatišku raginimu saugoti tai, kas dar liko. Ką tik po regioną nuniokojusi didžiulio gaisro, autorius pasakė žodžius, kurie įsirėžė visiems. Jis pasakė, gaisras yra grįžtamas procesas, o štai betonavimas ne. Tiesiog tiesus smūgis. Aiškus teiginys, kad pats baisiausias, pats neatšaukiamiausias naikinimas ateina ne iš gamtos stichijų, o iš buldozerių. Taigi, koks tas galutinis prašymas? Jis labai konkretus. Efektyviai saugoti teritoriją. Baigti tą nuolatinės spekuliacinės plėtros baimę. Pripažinti teisę į kraštovaizdį kaip vieną iš pagrindinių teisių. Ir galiausiai sukurti ekonomiką, kuri vertina, o nenaikina žemę. Visą tai vainikuotų Vals de la Marina gamtos parko įkūrimas. Iš esmės tai reikalavimas, kad ekonomika tarnautų kraštovaizdžiui, o ne įryti. Ir pabaigai. Viskas susiveda į vieną esminį klausimą. Jeigu takai gali sujungti žmonės tarpusavyje, tai kasgi mus pačius jungia su mūsų kraštovaizdžiu? Tur Vals de la Marina yra ne tik atsakymas skirtas vienam Ispanijos kampeliui. Ne. Tai klausimas, kurį kiekvienas iš mūsų turėtume savo užduoti, žvelgdami į žemę po savo kojomis, kad ir kur jos bebūtų.